2004 metais buvo organizuojama pirmoji Tauragės apskrities dainų šventė Šilalėje. Meno kolektyvų ruošimasis dainų šventei vyresniojo amžiaus tauragiškius, šokio entuziastus paskatino susiburti į šokių kolektyvą. Jaunystėje daugelis jų šoko dainų ir šokių ansamblyje Jūra ar kituose šokių kolektyvuose. Tad niekieno neraginami, degantys dideliu noru šokti ir dalyvauti apskrities dainų šventėje, jie pradėjo gyventi šokio ritmu. Kolektyvas įregistruojamas kaip visuomeninė nevyriausybinė organizacija. Suburti šokėjus ir mokyti juos šokti imasi ilgametė dainų ir šokių ansamblio Jūra šokėja ir vadovė Birutė Sagatauskienė. Salę repeticijoms suteikia Tauragės moksleivių kūrybos centras. Klaipėdos krašto šokis Vėjava pasirenkamas kolektyvo pavadinimui. Taip ir pakilo Vėjava, garbingai nešdama Tauragės vardą ir pelnydama aukščiausius apdovanojimus konkursuose. Labadiena, gerbiami šventės svečiai, taip gausiai susirinkę į Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių grupės Vėjava kūrybinės veiklos šventę. Visus šios žmonės vienija meilė šokiui, o šokantys žmonės visada jauni ir gražūs. Metais Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu liaudiškų šokių grupė Vėjava tapo Tauragės kultūros centro meno kolektyvu, o Birutė Sagatauskienė oficiali Vėjavos vadovė. Metais į Vėjavos šokėjų rankas atskrido aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje – Aukso paukštė. Vėjava apdovanota už meninę kūrybą, aktyvią koncertinę veiklą ir jos reikšmę krašto kultūrai.
Tai svarbus vadovės Birutės Agatauskienės darbo įvertinimas ir visų Vėjavos šokėjų pripažinimas. Visada jaunatviškas, energija ir profesionalumu spinduliuojantis kolektyvas šoko respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse, miesto renginiuose. Lietuviško tautinio kostiumo ir šokio grožį Vėjava pristatė tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Čekijoje, Švedijoje, Graikijoje. Kūrybinis bendradarbiavimas, nuoširdus ir šiltas ryšys tarp kolektyvų išaugo į tarptautinį liaudiškų šokių festivalį Susibėgę patrepseikim, kuris vėjaviečių iniciatyva Tauragėje vyko 15 metų. Du 2019 metais kolektyvo vairą perėmė Alma Rumšienė. Nuo 2023 Vėjavos vadovas yra Giedrius Paulauskas. Vėjava visada ir visur su džiaugsmu pasitinka žiūrovai. Tai pripažinta kolektyvo veiklos sėkmė, kuri tęsiasi 20 metų. Būkite mylimi, laukiami, sveiki ir laimingi.